Gyvenu mieste, turiu butą mašiną, susimoku baudas, kai ratus užrakina ir saugos diržus. Permetu per petį vidurį nakties, policija pamatęs mano paštą. Sveiki! Šiandien mūsų mokykla žygioja atsiminti kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos. Taigi, eime paklausinėti, kaip visi jaučiasi. Eime kartu. Sveiki, mokytoja. Tai turim klausimėlį. Jeigu kovo 11 reiktų apibūdinti vienu sakiniu, ką pasakytume? Mano valstybės gimtadienį. Ačiū. Labas, Lukne. Labas. Kaip manai, ar mokiniai pakankamai domisi Lietuvos istorija? Manau, kad trūksta labai žinių, bet čia jau mūsų problema ir reikia daugiau entuziazmo mokantis Lietuvos istoriją. Labas. Aš turim klausimą. Ką manote, ar tokie renginiai priverčia mokinius susimastyti apie savo vertybės ar dar kažką? Be abejo. Aš manau, kad priverčia susimastyti ir tai yra bendrystė ir vienybė tokia. Ačiū. Sveikas. Sveikas. Turiu tau lengvą klausimėlį. Kokį linkėjimą palinkėtum visiems einantiems žygiai? Kad, neskaudėtų kojas ir kad, kaip čia pasakyti, kad nepavargtų ir grįžtų namo sveiki. Nuostabiai, ačiū. Svajojau pasiekti. Taigi, sveikas, ką jau jūs tai. Čia jums atrodo kaip lengvas apšilimas prieš treniruotę, ne? Ir turim klausimėlį. Jeigu galėtumėt parašyti laišką Lietuvai, ką parašytumėt? Myliu, bučioju, širdelį nešioju. Gerai, sveikas. Labas. Vienu žodžiu. Lietuva tau yra? Galiu pasakyti keliais žodžiais. Siela Dievui, gyvenimas tėvynei. Ačiū. Ligas ir nelaimės, mokėk už nesėkmes, savo ir baimės yra daug gudresnių už tave, nėr kur dėtis, tai ką